Štai čia. Tai Irano silpnybė. Tai buvo lengva nepastebėti per pirmas 2 Irano karo savaitės, kai daug kas vyksta kitur, o čia rodos nieko. Iš tiesų, iki šiol žiniasklaidos diskusijas apie konfliktą daugiausia lėmė 4 pagrindiniai rodikliai. 1. Tiesioginis fizinis Irano vyriausybės išlikimas. Dėl šito vertinimai nevienareikšmiai. 2. Mažėjančios JAV ginklų atsargos, didėjančios geopolitinės konkurencijos laikotarpiu. Nepamirškite, kad kitur yra neabejotinai svarbesnių varžovų. Ten kyla rimtų klausimų. 3. Iranas turi balistinių raketų ir dronų arsenalą. Kyla klausimas, ar JAV gali efektyviai sunaikinti jų paleidimo ir gamybos vietas. JOV padaryta pažanga, tačiau pavojus dar nepraėjo. 4. Naftos srautai iš Persijos įlankos ir kaina, kurią moka amerikiečiai bei pasaulis. Tai šokiruoja. Yra 5. rodiklis, toks pats svarbus kaip kiti, bet jam skiriama mažai dėmesio. Naftos srautai būtent iš Irano. Ne visas srautas iš Persijos įlankos, o tik Irano indėlis. Ir tai susijęs su pirmuoju individualiai reikšmingu smūgiu nuo pat pirmos karo dienos ir ajatolos nužudymo. Tai gali būti pirmas kartas, kai JAV kariai įžengs į Iraną. Jei apie tai neverta diskutuoti, tai apie ką tada verta? Šiandien aptarkime strateginę situaciją dėl Irano pagrindinės salos. Reikėtų grįžti atgal, nes Iranas iki šiol bandė ir vilką pamaitinti, ir avį išsaugoti. Irano Islamo Respublika grasina smogti tanklaivams Hormūzo sąsiauryje, per kurį plukdoma 20% pasaulio naftos. Dėl to pakilo naftos kainos, sukeldamos tiek JAV vartotojų, tiek tarptautinių partnerių pasipiktinimą. Gal prisimenate, kaip tai vadinau abipusio užtikrinto sunaikinimo žaidimu? Iranui būtinas Hormūzo sąsiauris eksportuoti energetikos produktus. Apie 10% Irano naftos aplenkia sąsiaurį, naudodama specialiai tam pastatytą naftotiekį su terminalu kaip apsauga nuo problemų. Tačiau 10% nėra daug ir tą pačią problemą galėtume iškelti dėl panašaus sprendimo Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Sąsiaurio uždarymas – didelė visų problema. Kaip ir su branduoliniais ginklais, visada atsiranda kažkas, bandantis apeiti sudėtingą problemą. Irano sprendimas buvo suderintas šokis su Indijos tanklaiviais, leidęs jiems laisvai judėti. Taip pat tanklaiviai pradeda prekiauti Kinijos juaniais, siekiant pakenkti petrodoleriui. Jei tai skamba taip, lyg būtų laikomasi dabartinių geopolitinių blokų kontūrų, taip ir yra. Iki šiol šis planas pasiekė tik menką sėkmę. Net turintis leidimą laivai baiminasi, kad Irano kariškiai gali nepaisyti nurodymų ir šaudyti. Tai stiprus atgrasimas savisaugos siekiantiems tanklaivių kapitonams. Šios problemos sprendimas Iranui labai svarbus. Naftos eksportas sudaro 30% vyriausybės pajamų ir 15% šalies ekonomikos. Jei negaunate pajamų, vyriausybė nebegalės mokėti saugumo pajėgoms. Nebent pradėsite spausdinti pinigus, kas yra siaubinga idėja dėl kitos priežasties. Praradus 15% ekonomikos per naktį domino efektas paveiks visas civilinės sritis. Nedarbo augimas ir saugumo pajėgų neapmokėjimas – itin blogas derinys vyriausybei. Apie tai žiniasklaida beveik nekalba ir dabar galite pamatyti kodėl. Galiu parodyti vizualiai įspūdingus JAV pajėgų vaizdus šiame regione be Wii Sports užuominų. Nėra lygiaverčių įspūdingų vaizdų, rodančių augančią ekonominę krizę Irane. Dažnai karuose šalis pražudo ne sprogimai, o nuobodūs dalykai. Dabar kilo šiokia tokia abejonė, ar Jungtinės valstijos taikstysis su tuo, kad Iranas bandytų tai padaryti. Izraelis prieš savaitę pradėjo bombarduoti Irano naftos infrastruktūrą, todėl išaugo naftos kainos. Baltuosiuose rūmuose kilo chaosas ir įsivaizduoju piktą skambutį į Izraelį su grasinimais nutraukti karinę pagalbą ar palikti juos karo metu. Izraelis laikinai sustabdė šią strategiją, todėl naftos kainos vėl sumažėjo. Tokia buvo teorija.
Baltieji rūmai taip nerimavo dėl naftos kainų, kad galėjo tiesiog leisti Iranui manipuliuoti sistema. Dalis Persijos įlankos naftos liktų rinkoje ir sumažintų degalų kainas. Tai galėtų būti geriau nei alternatyvos, kurios išspręstų problemą. Norint sustabdyti Irano tanklaivius, juos reikia apšaudyti arba užgrobti. Jei sutelkite dėmesį į tanklaivius, prisiminkite tai. Politinių požiūrių, nafta esanti tanklaivyje gali priklausyti, tarkime, Kinijos įmoniai. Tokių tanklaivių apšaudimas ar užėmimas gali sukelti didesnę per sostinės plintančią problemą. Kalbėdamas už save, norėčiau, kad tai liktų pasauliniu karu, o netaptų trečiuoju pasauliniu karu. Karinio požiūriu, Jungtinės valstijos tikrai gali sulaikyti tanklaivį ar du. Tai matėme prie Venesuelos krantų, o taip pat persekiojant tanklaivius toli nuo Venesuelos. Tačiau potencialių taikinių, išplaukiančių iš Hormūzo, skaičius yra kur kas didesnis. Jungtinėms valstijoms reikėtų atgabenti daug daugiau patrulinių laivų į šį regioną, kad galėtų vykdyti panašias policinės operacijas. Jungtinių valstijų kariuomenė, nors atrodo galinga, susiduria su tomis pačiomis logistinėmis problemomis kaip ir kitos šalys. Tokio lygio kontrolę užtikrinti būtų sudėtinga. Būtų paprasčiau torpeduoti kiekvieną išplaukiantį tanklaivį, bet manau, kad tai iškart priverstų Kongresą imtis veiksmų, o ne toliau taikstytis. Tai gali išprovokuoti trečiąjį pasaulinį karą, ko norėčiau išvengti. Būtų nesuprantama, jei Jungtinės valstijos leistų Iranui laisvai parduoti naftą. Juk šio karo paskata yra pasinaudoti paslėptų Irano piliečių norų protestuoti prieš savo vyriausybę. Naftos pajamų nutraukimas – viena geriausių strategijų šiame procese. Trumpas tikrai nori, kad sąsiauris būtų atviras. Iranas atidarys jį, kai vyriausybė nuspręs, kad uždarimas nenaudingas. Nežinau kaip jums, bet situacija, kai ir vilkas sotus, ir avis sveika, skamba priešingai nei pralaiminti politiką. Jei norite priversti Iraną vėl atidaryti sąsiaurį, turite padaryti jo uždarimą kuo skausmingesnį. Viskas, ką iki šiol girdėjote, buvo prologas Jungtinėms valstijoms surengti netikėtą ataką. Perkelkime dėmesį į Čargo salą. Atsiprašau dėl savo anglų kalbos tarimo. Atsakomosios atakos atveju, Čargo sala tikriausiai buvo svarbiausias objektas Irane. Kargo sala yra labai svarbi praktiškai ir ekonomiškai. Irano ekonomika ir pragyvenimas priklauso nuo naftos eksporto iš Kargo salos. Kargo salą suteikia svertą. Jungtinės valstijos galėtų parodyti Iranui, kad gali užblokuoti jų naftą, jei Iranas atims pasaulio naftą. Tai labai pavojingas procesas. Kaip į tai reaguotų sovietai? Palauk, sovietai? Kas čia vyksta? O, taip, tiesa. Tai buvo numatoma. Kai tik perskaityta paskutinė pastraipa buvo įvairios parafrazės iš Jimio Carterio laikų strateginio susitikimo dėl įkaitų krizės. Galbūt šį spektaklio veikėją geriau žinote kaip Mikos tėvą. Esmė ta, kad tai buvo akivaizdus atsakas, apie kurį Iranas turėjo žinoti ir greičiausiai žinojo, tačiau vis tiek negalėjo daug ką padaryti, kad sustabdytų Jungtines valstijas. Štai problema Iranui. Šalis turi absurdiškai daug naftos. Tačiau, tarsi kažkoks pokštas, geopolitikos dievai mus įkurdino tokioje vietoje, kur Iranas neturi giliavandenės pakrantės. Jums nereikia sakyti, kad itin dideli naftos tanklaiviai tikrai atitinka pavadinimą ir yra labai dideli. Jiems reikia daug gylio palei pakrantę, kad neužplauktų ant seklumos. Čargo sala – sprendimas. Netolies esantys vandenys pakankamai gilūs tanklaiviams švartuotis. Jei galite atgabenti naftą į salą, standartiniai tanklaiviai ją išgabens kaip iš bet kurios kitos vietos. Iranas sprendžia tarpinį etapą, nutiesdamas milžiniškus vamzdynus nuo žemyninės dalies po jūrą į salą. Tai yra tobula išeitis. Tik tai tiesioginė prasme yra saloje. Čia atsargų papildyti sunku, o iš rinkos pašalinus šią vietą dingtų 90% Irano naftos. Apibendrinant, norėdamas sustabdyti su Iranu susijusius naftos tanklaivius, Jungtinėms valstijoms nereikia liesti pačių tanklaivių.
Joms nereikia važinėti pakrantę ir naikinti daugybės uostų infrastruktūros. Tai reikia nulemti, kas vyksta Šargo saloje. Galbūt nenuostabu, kad Irakas smogė Šargo salą į Irano ir Irako karo metu. Tikėtasi, kad tai privers Iraną uždaryti Hormūzo sąsiaurį, nes per jį nebekeliaus nafta, o tai paskatintų vakarų intervenciją. Šiandien Jungtinės valstijos pasirinko kitokį požiūrį į šią salą. Bet kokia žala Irano naftos infrastruktūrai turės trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį naftos kainoms, ko Donaldas Trumpas desperatiškai nori išvengti. Strategiškai kalbant, infrastruktūros susprogdinimas paradoksaliai padidina Irano derybinę galią. Jei Iranas negali eksportuoti naftos karo metu, bet gali po jo, prarastos pajamos yra alternatyviosios sąnaudos. Jei Iranas negali eksportuoti naftos, nepriklausomai nuo karo, tai nėra karo sąnaudos. Tai tiesiog gyvenimo faktas, todėl tai nedaro įtakos Irano sprendimų priėmimo procesui derybose. Tai paaiškina, kodėl kai kurios Europos šalis atsargiai žiūri į Rusijos lėšų įšaldytų sąjungininkų bankuose konfiskavimą. Kol šios lėšos įšaldytos, Europa turi daugiau svertų prieš Rusiją. Bet kuriuo atveju atrodo, kad Jungtinės valstijos padarė didelę žalos salos pakilimo takui ir jos bunkeriams, einantiems per kalvos šlaitą. Tai kariniai objektai palengvinantys Irano salos gynybą. JAV čia nesmugiavo. Pietų naftos rezervuarai ir pakrantės pakrovimo zonos geriau matomos Šacho laikų nuotraukoje. Tai labai primena Venesuelos situaciją, kur dabar Trumpas nori ir vilką pamaitinti, ir avį sveiką palikti. Sukelti karinius trikdžius, bet nepakenkti pasauliniai prekybai. Daug ironijos tame teiginyje. Jungtinės valstijos paruošė Šargo salą invazijai siekdamos išsaugoti naftos infrastruktūrą. Tai sutampa su pranešimais, kad USS Tripoli kartu su savo jūrų pėstininkų ekspediciniu daliniu juda iš Filipinų jūros į Persijos įlankos regioną. Noriu būti atsargus ir nesieti šių dalykų tiesiogiai, nes kyla klausimas, kam naudoti desantinį laivą, jei galima atskristi iš vakarų. Matyti, kaip Jungtinės valstijos gali ruoštis invazijai čia. Išsodini pajėgas sausumoje, pašalini viską, kas reikalinga tanklaivių pakrovimui ir pasitrauki iš salos. Stengiasi nepažeisti nieko, ką sunku ar ilgai pakeisti, kad išventum visų minėtų problemų. Veikiausiai nenorėtum ten likti visam laikui, nes saloje gyvena 8000 žmonių, o JAV jau atsikando kovos su sukilėliais kampanijų kelioms ateinančioms kartoms. JAV karinis jūrų laivynas dar nevaldo Persijos įlankos, todėl gali kilti problemų iš vandens pusės. Tačiau būtent todėl, kad tai yra sala, gali pavykti atlikti operaciją nesijaudinant dėl pastiprinimo, jei tik greitai įvykdysi ir pasitrauksi. Objektą galima laikyti uždarytą visą sąsiaurio krizės laiką ir visada grasinti sugrįžti vėliau, nes Iranui būtų sunku jį aprūpinti dėl prastos karinės infrastruktūros. Šiandien noriu užbaigti keletų svarbių strateginių perspėjimų. Mūšio lauko logika remiasi visiems matomų žaidimo medžiu. Tai yra vienas iš tokių atvejų. Teheranas ir Vašingtonas supranta salos vertę ir strateginę galimybę, kurią JAV savo atvėrė. Iranas turėtų suprasti problemą dėl slapto naftos gabenimo per sąsiaurį ir nutraukti naftos krovimą Šargo saloje, o ne rinktis abiem pusėms žalingą kelią. Dėl to Jungtinės valstijos neturi priežasties imtis kito žingsnio. Štai kodėl šio vaizdo įrašo pavadinimas yra Irano silpnoji vieta, kurią greičiausiai užpuls Jungtinės valstijos, o ne Jungtinės valstijos greičiausiai užpuls šią silpnąją vietą. Šie teiginiai nėra tapatūs. Tačiau visi taip pat galėjo numatyti, kad Jungtinės valstijos turi galimybę susilpninti salą, tačiau tai jų neprivedė prie derybų, kaip to išvengti. Hormūzo sąsiaurio uždarimas vis dar abipusiai žalingas, bet vis tiek esame tokioje padėtyje. Derybos jau žlugo ir neaišku, kiek toliau tai dar gali nueiti. Rytoj tikriausiai vėl būsiu čia ir apie tai papasakosiu. Mano grojaraštis apie artimųjų rytų konfliktą padės geriau suprasti šį karą.
Patiko vaizdo įrašas? Spauskite patinka, dalinkitės ir prenumeruokite. Iki kito karto. Saugo kite safe.